Visi kalba apie red flagus santykiuose. O aš noriu pakalbėti ir apie green flagus santykiuose, tai yra kokios yra požymiai sveikų santykių. Sveikuose santykiuose abu žmonės žino, kas yra meilė sau ir moka pasirūpinti pirmiausia savo poreikiais. Antras dalykas yra emocinis intelektas. Tai reiškia, kad žmonės žino, kaip tvarkyti su savo emocijomis, kai kyla iššūkiai ir neišsilieti to ant savo artimojo, savo artimiausio žmogaus. Trečias dalykas yra emocinis intimumas. Tai reiškia, kad žmonės, būdami sveikuose santykiuose, jaučiasi saugus atsiverti vienas prieš kitą apie savo problemas ir žino, kad bus priimti, nebus teisiami ir sukuria saugią erdvę dalintis apie savo jausmus ir apie savo išgyvenimus. Jeigu tave domina informacija apie santykius ir saviugdą, pakomentuok ar parašyk man ir aš pasidalinsiu savo geriausiais turimais resursais dėl tavo augimo.